Prie vaizdingųjų Nemuno kilpų, šalia Birštono miesto, 100-mečio pušyno apsuptas jūsų laukia Royal Spa Residence. Tai viešbutis, spa centras, restoranas, konferencijų centras bei laisvalaikio pramogos vienoje vietoje. Royal Spa Residence – poilsis ir ramybė miško apsuptyje. Labą dieną, Kvietėna.com portalo lankytojai. Šiandien mes pradedam paskutinį rinkimų 2015 metų debatų laidą. Ir mesgi žinom, kad jau pirmas etapas kaip ir baigėsi, tarybos kaip jau yra ir išrinktos, beliko išrinkti merą. Ir buvo, mes žinom, 10 kandidatų, liko tik 2. Tai socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas ir Tvarkos ir teisingumo partijos atstovė Loreta Jakinevičienė. Kaip trupučiuką pasakysiu apie tai, kad šią dieną mes žinom, kad yra suformuotos kaip tai 2 tokios grupės partijų, kurios, arba politinių jėgų, kurios palaiko šitus kandidatus. Tai anksčiau dar prieš rinkimus 5 koalicija išsakė savo norą dirbti kartu ir, kaip aš vardu čia, ponia Loreta yra jų kaip ir favoritė atstovė. Ir tik vakar dabartiniai valdantieji, galima pasakyti, ir kurie nutarė eiti kartu ir toliau bendradarbiauti, 4 partijos ir čia jų favoritas Alvydas Vaicekauskas. Tai pirmas klausimas galbūt būtų toks abiems kandidatams, atsisakysit galbūt taip pagal alfavitą arba pagal partijų, čia nesvarbu jau čia. Būtų toks, pasakykit, į kogi jūs, kodėl manot, kad rinkėjai turi balsuoti būtent už jūs? Kokie tie išskirtinumai, kad jūs ateisit ir jūs ką tai padarysit tokio, kad mums būtų visiems geriau gyventi? Tai kaip? Aš Alvydui išleisti. Pone Alvydai. Tai laba diena. Taip. Neaišku, kada žiūrovas žiūrės tą laidą. Tikrai galėčiau atsakyti, kodėl už mane. Už mane, kad tikrai atstovauju garbingą, pačią seniausią Lietuvoje partiją. Ir tikrai rinkėjai parodė, kad pasitikė manim, pasitikė mūsų partiją ir šituose rinkimuose mes laimėjom kaip partija. Aš irgi kaip kandidatas gavau pakankamai balsų, kad antras turas bus tikrai prognozavau ir taip nutiko. Kodėl aš galvoju, kad tikrai turiu ūkinės, gamybinės, savivaldos patirties, ir ją pritaikęs, kaip aš sakau, antrą kadenciją dirbdamas galėčiau dirbti dar geriau, labiau sutelkti tarybos narius. Aš neapsiribočiau, kurias jūs prakalbot apie tas koalicijas, tiesiog stengčiaus po rinkimų laimėjęs į koaliciją prišnekyti, apjungti daugiau tarybos narių, nes juk visi mes deklaravom, visi žadėjom, kad dirbsim vardan prieniečių. Tai reiktų mesti tas ambicijas visiems tarybos nariam, gal mažiau to grupavimuose, o sėsti, susitarti pagrindiniais strateginiais dalykais, kas labai svarbu prienam dėl strateginio plano, dėl prioritetų biudžeto, visų pagrindinių veiklų, dėl lėšų, dėl biudžeto tiesiog subalansavimo. Kaip žinote, tikrai labai didelės skolos yra ir nebus lengva, taip nebus paprasta viską padaryti. Ir turėtumėm tikrai judėti į priekį. Ir kaip žinote, ES lėšos, dabar naujas laikotarpis ateina, labai svarbu pasirinkti tinkamus prioritetus, labai svarbu laiku startuoti, kad tikrai nesiblaškyti, kaip mes turėjom pavyzdžių, kad netinkamai padarome viešuosius pirkimus. Tad tikrai aš atėjęs dirbti galėčiau nedvėjodamas, subūręs komandą, pradėti dirbti ir tuos svarbiausius darbus tikrai padaryti gerai. Jūsų, pane Loreta, žodis. Pirmiausiai, labai noriu padėkoti visiems, kurie balsavote už mane.
kurie balsavote už mūsų partiją, pasitikėjote mano kompetenciją. Kodėlgi aš, manyčiau, pasitikėjau manimi žmonės, kodėl aš galėčiau vadovauti mūsų Prienų rajono savivaldybei. Pirmiausiai galbūt dėl to, kad esu be galo atsakinga, esu ryžtinga. Iš esmės vertinu pirmiausiai komandinį darbą ir drąsiai galiu atsakyti už savo priimtus sprendimus. Iš tiesų, kalbėti apie koalicijas, mes dar ją suformavome prieš pirmąjį rinkimų turą, suformavome tam, kad tiesiog matėme, jautėme, kad iš tiesų dabartiniai valdantieji tikrai nepakvies mūsų į komandą, kad jie jau yra kaip ir apsitarę, tai buvo visiems jau ir kaip ir nepaslaptis. Na, antra, mes matėme, kad iš tiesų tartis ir su liberalų sąjūdžiu turim, kadangi rinkimus, kaip matote, būtent sąjūdis Lietuvoje neblogai pasirodė, jų vertybinės nuostatos irgi yra geros. Na ir su konservatoriais. Na, iš tiesų, kokia ta vizija? Manau, kad pirmiausiai savivaldybės vadovas turi dirbti taip, kad po 4 metų jis nesakytų, galbūt man kažkas nepavyko strategiškai įgyvendinti savo nuostatas, savo sumanimus, savo vizijas. Na, iš esmės dabar pažvelgus į tuos 4 metus, ar 4, ar 4 kadencijas ir pasižiūrėjus, kaip mes įgyvendinome savo strateginį planą, strateginę viziją, na, Prienai atvažiavus bet kam į svečius nelabai ir iš esmės keičiasi. Tai pirmiausiai aš noriu, kad ta kaita būtų ryški, aišku, tai pirmiausiai pradės geras komandinis darbas. Aš taip pat pritariu, kad nereikia labai politikuoti, koalicijos yra sudaromos, bet pirmiausia reikia, kad juose dirbtų atsakinguose postuose, aš kai sakau, tuose politiniuose postuose, administracijoje, labai kompetentingi žmonės, kurie negali pasakytų ir prisimtų atsakomybę, būtent jau buvo minimi tie viešieji pirkimai. Na, dabar iš esmės ateina ta komanda, kuri tos atsakomybės kaip ir nelabai ir prisima už tuos viešuosius pirkimus, neprisima dėl to, kad nelabai ir keitėsi tas mūsų miestas. Tai manau, kad mes turime antrą pati atsakomybė darbuotojų savivaldybės. Tikrai mes jau nekartą girdėjome ir iš savo rinkėjų, ir čia klausė, ir visi žadėjau, kad jie reikalausim atsakomybės. Na, tai jau tęsiasi labai daug metų tie poreikiai, visi atsakomybių. Tai... Mes prie šito klausimų dar apie komandos formavimą grįšim. Čia atskirai. Tai gal mes pradėsim, jūs įpratesit. Mane domintų toks klausimas, kuris turbūt domintų visus rajono žmonės. Jis yra toks pakankamai aktualus. Paskutinis duomenys, kuris aš gavau iš savivaldybės administracijos, iš finansų skyriaus, rodo, kad vis dėlto per šitus paskutinius metus skola savivaldybė sumažėjo. Pakankamai nemažai sumažėjo, ten buvo priimti vieni kiti sprendimai. O tai aš norėčiau paklausti, bet jinai vis dėlto išlieka pakankamai didelė. Tai aš noriu paklausti, tapdami vadovų savivaldybės, kokie bus priimti padaryti žingsniai arba kokie tai sprendimai tam, kad pasistengti ir per kiek laiko jūs manot galima būtų sumažinti šitą skolą, kad mes galėtume gyventi neskolons, kad jis taip jau pasakyti, žiūrėkit, mes tik formuojam, kad jis šitą nepravalgymų neimam pinigų, tik investicijom retkarčiais, bet taip tai mes gyvenam iš savo uždirbtų. Tai kokie bus žingsniai, jeigu jūs tapsit vadovė? Iš tiesų, aš jau nekartą minėjau, kad būtent biudžeto formavimas, jo tolygus paskirstymas yra vienas iš pagrindinių ir esminių dalykų, į kuriuos turime labai atsakingai pasižiūrėti. Aš manau, kad taip, biudžetas yra gan komplikuotas, jis yra komplikuotas turbūt ne vienam Prienų rajonui, jis būtent tokioms savivaldybėms yra komplikuotas. Daug sunkumų jame atsiranda dėl to, kad yra
mes įgyvendiname ES projektus, jie dabar ateina naujas dokumentas, kad yra pakankamai didelis procentas kofinansavimui, na tai savivaldybės iš tiesų tas skolas ir prisiaugino. Iš tikrųjų, pakankamai skola, mano žiniomis, yra apie 8 milijonai, jinai pakankamai yra didelė skola biudžete ir iš tiesų mes imame savivaldybėje jau daugelį metų ima paskolas ir aš nekartą sakiau, vis tik reikėtų pasižiūrėti ir peržiūrėti, manau, atsakingiau būtent tas pačias palūkanas, dėrėti su bankais ir galvoti, ar mes galime kažkaip kitaip sutaupyti lėšų. Na, manau, kad be abejo labai svarbu tartis ir su pačiu verslu. Ir iš tiesų su verslininkais, nes investuodami jie gali mums sutvarkyti, tarkim, ir aikšteles, ir kai kurias išasfaltuoti gatves, tai vėlgi galima tų lėšų jau nenumatyti biudžete. Tai taupimo galimybių iš tikrųjų yra labai daug. Jeigu mūsų savivaldybė yra 49% skiriama vis tik dabartinėme 2015 metų biudžete yra švietimo reikmėms, tai aš manyčiau, kadangi pati esu ir daugelį metų dirbau švietimo skyriuje administravime, tai būtent reikia labai atsakingai pasižiūrėti į šias lėšas. Iš tiesų nepaslaptis, kad mūsų daug pinigų, pakankamai daug pinigų iškeliauja į kitus aplinkinius rajonus su mokiniu, paskui tą krepšelį, aš esu tos nuostatos, kad vis tik Seimas inicijuos, be abejo mes ir kaip savivaldybių vadovai galime teikti tokius pasiūlymus, pataisas, kad būtų peržiūrėtas būtent krepšelių formavimo metodika ir mes tas lėšas paprasčiausiai galėtume susigrąžinti, jas atsakingai planuoti, nes tai yra pakankamai didelės lėšos. Supratau. Pone Alvydai, kaip Jūs manot, kokiu būdu galima sumažinti skolas? Tai esu minėjęs du būdai yra. Pirma, padidinti pajamas, sumažinti išlaidas. Pajamas padidinti iš ko mes galim, nes čia buvo minėta, tai verslo pajamos ir labai daug šaltinių nėra, nes biudžeto didžioji dalis yra dotuojama iš centrinio biudžeto. Tai vis tik aš galvoju, dar reikia savivaldybių asociacijoje dėti visas pastangas, kad biudžeto peržiūrėti metodiką. Tikrai metodika mūsų savivaldybėje nėra palanki ir tai blogai. Tai kelios. Aišku, dar kaip vienas iš šaltinių biudžeto, tai yra ES, ne biudžeto, bet apskritai savivaldybės pajamų, investicijų šaltinis, tai yra ES lėšos ir reikia, ko galima racionaliau jas panaudoti ir panaudoti ten, kur galima, kaip čia pasakyti, kad nereikėtų savivaldybės lėšų. Jeigu galima Europos lėšom padaryti, nereikia daryti savivaldybės lėšų, o savivaldybės lėšos atitektų kitoms sritim, kur negausi ten ES lėšų. Tai toks būdas pajamom padidinti. Išlaidas pamažinti iš ties reikia ir manau ir administravimo išlaidos tikrai yra rezervas, ne visur ūkiškai tvarkoma ir tą reikia pažiūrėti, tiesiog pradėjęs dirbti, aš viską peržiūrėčiau visas išlaidas, gal kažkur tikrai yra nepagrįstų, gal nereikalingų etatų yra, čia savivaldybių irgi bėda yra, kad kartais politikai, savo įsteigia etatus, kurie irgi išpučia išlaidas. Tai tokie būdai ir su verslu, aišku, rezervų kažin kokių nėra. Iš verslo, čia Loreta minėjo, kad tikrai kai ką gali padaryti verslas, bet mes būkim realistai, didelių verslų pas mus nėra ir mūsų nuostatos politikų, kad į centrą didelių prekybos įmonių ko neįsileis, tai tikėtis kažkokių investicijų didelių sudėtinga. Tiesiog matyti vis tiek dominuos pas mus smulkus verslas ir jam pati savivaldybė tą infrastruktūrą turės sukurti, padaryti patrauklę, kad tikrai verslas būtų nediskriminuojamas. Supratau. Ir norėčiau dabar grįžčiau prie to klausimų, kurį aš sustabdžiau, ponė Loreta. Komandos formavimas ir mane labai domintų, kad labai daug gavom kaip kart prieš šitą laidą, tai kad mes buvom trupučiuką paprašę savo aplinką pakalbėti su žmonėmis, kokie tai būtų čia tokie klausimai įdomesni. Tai
Vienas pagrindinių klausimų, kuris išina, pasakykit taip, ateina nauja valdžia, kai visada yra kai tai pasikeitimai administracijai ir politiniai, skaitysi ten aplinkoje. Tai vat norėtųsi paklausti tokį dalykėlį, dabar jau, ponė Lydai, jūs pirmiau kalbėsite, tai mes tokią rotaciją darysim. Tai prašau. Tai pasakykit, ar reikia laukti administracijai, savivaldybės pirmiausia, biudžetinių įstaigų, arba, kokie bus pasikeitimai politiniai, skaitysim, formavimo komandai politinės aplink. Ką galit pasakyti? Kokie jūsų bus žingsniai, jeigu tapsite savivaldybės vadovu? Tai, aišku, apie komandą matyt pasakysim po rinkimų, kai jau tikrai bus sprendimai. Apie personalijas aš turiu. O apie personalijas, ką dar galėčiau pasakyti, kaip tarybos narys, vis tiek tarybos nariai išrinkti yra. Jau reikės dirbti su tais 24, aišku, kuriais ir iš jų galima bus pasirinkti tik tai į komandą, turiu galvoj į tarybą, koaliciniai daugumai kažkokiai tai tokia. O komanda, kas dirbo su manim, tikrai aš norėsiu rinktis dirbančių žmonės. Ir tikrai pas mane, manau, patarėjų korpuse, politinio pasitikėjimo tikrai nebus tokių žmonių, kurie reprezentuoja, turi dirbti kiekvienas savo darbą, tikrai atsakingai, padėti merui, nes nuo komandos žmonių labai priklauso. Vienas visko nepadarysi, tikrai. Kitas dalykas, aš matau, kokius dar reikėtų pokyčius daryti, ko nebuvo. Manau, taryba, politikai buvo atitrūkę nuo administracijos. Tikrai reikia administraciją pajungti analizei, sprendimų priėmimui, o politikai turi jau, kaip aš ir sakydavau taryboje, iš kelių variantų pasirinkti tinkamiausią. Ne politikai turi spręsti, kokią katilinę statyti, kaip ten trasas tiesti, jie turi jau spręsti iš kelių variantų. Tuos dalykus turi nuodugniai išanalizuoti tos ryties specialistai, pateikti rekomendacijas, išvadas ir jie turi dirbti. Arba jie kito kelio nėra. Tikrai, arba jie turi dirbti, užsidirbti savo duoną, o tokių, tam ir yra administracija, tam ir yra specialistai. Tai va, aš galvoju, kad šitus dalykus tikrai sutvarkyčiau, nes, trūko to. Tikrai trūko, bent mano toks požiūris. Ir tikrai, o politikai kokie bus šalia manęs, tai po rinkimų pasakysiu. Tiesiog Šitą aš suprantu, bet skaitysim taip, ar jau kiekvienas politikas eidamas į rinkimus, jis vis dėlto jau ką tai formuluoja, žiūri. Taip. Ar bus, skaitysim, pasikeitimai struktūrai administracijos savivaldybės, ar galimi pasikeitimai. Ar, skaitysim, jūs turėsit 3 patarėjus, ar 1. Ar skaitysim taip, ar bus administracijos direktorius ir 5 jo pavaduotojai? Negali. Ar bus 1? Negali. Matot, kaip iš ką. Jau dabar reglamentuota yra įstatymo. Kažkada buvo reglamentuota, o dabar įstatymo. Tai, ponia Lydai, ar bus, skaitysim, struktūrai pasikeitimai kokie tai numatomi ar nenumatomi? Jūs daugmaž, ar kaip? Tiesiog reiktų peržiūrėti funkcijas savivaldybės skyrių, kad jie nesidubliuotų. Ar visi jie turi tikrai pavedimus, ar jie reikalingi, tik tokie reikalingi, dirbantys reikalingi. Ir aš tikrai irgi už tai, kad savivaldybėje dirbtų žmonės atsakingi, kad jų būtų požiūris tinkamas į kiekvieną atėjusį žmogų, kad tikrai tas tarnautojas pilnąja ta žodžio prasme būtų tarnautojas, ne kažkoks gąsdinantis mūsų kiekvieną žmogų. Tai tokia jų misija ir jie turi atlikti. Tai tokia, manau, pozicija. O norėčiau dar pasakyti dėl Loretos koalicijos, tai dabar jau matau nesuderinamumą. Ten sunku toj koalicijoje būtų suderinti kai kuriuos dalykus. Jau galbūt nesuderinamas. Mūsų koalicijos tie žmonės, kurie dabar pasirašė, jau jie šiek tiek apsišlifavę, tik tai reiktų tikrai įnešti naujovių, kažkokių pokyčių ir galėtų startuotis, o toj koalicijoje viską reikėtų naujai formuoti, net formuoti tokius dalykus, kurie neįmanom. To išgirsime, kaip Loreta formuos savo komandą ir pasakys, ar tie 5 koalicija, jinai tvari ar netvari. Prašau, ponia Loreta. Aš manyčiau, kad mes visada, sakydami, ką mes darysime, pagalvotume, ką mes galėjome padaryti. Tai yra viena. Iš tiesų, kalbant apie mero į darbą taryboje, tai taip pat
manyčiau, kad jis pirmiausiai tai turi telkti komandą. Tai būtent meras turi pasižymėti tokią savybę, gebėti rasti dialogą ir telkti komandą. Antra, jisai turėtų vis tik atsakingai žiūrėti, aš jau ne kartą ar tarybos posėdžiuose pabrėžiau, į komitetų veiklą. Na dabar nepaslaptis, mes iš tiesų pažeidinėjimas buvo reglamentas, nes komitetai pagal mūsų reglamentą turi rinktis prieš kiekvieną tarybos posėdį, jie turi pasisakyti jų kompetencijoje srityse, kuruojamuose esančiais klausimais, tai tikrai nevykdavo, ne visi komitetai rinkdavosi į posėdžius. Na iš tiesų, vėlgi, jeigu komitetuose būtų išgvildenami visi tarybos sprendimai, aišku, pagal jų kompetenciją, tada tarybos nariai pačiame posėdėje neliktų tiek daug klausimų. Ir nereikėtų tada vadovams ar valdantiesiems pykti, kad tarybos narys atėjęs klausia, kas dabar pastaruoju buvo metu aiškiai manoma, kad vis tik taryba turėtų ir tarybos nariai skaityti sprendimus, turėtų iš esmės gilintis į juos, nes tai yra labai rimtas darbas. Antra, dėl pačios komandos formavimo. Aš iš tiesų nenoriu sutikti, kad dabartinėje valdančiojoje, tarkim, daugumoje yra kažkur ar apšlifavusių ar neapšlifavusių tų žmonių. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai kompetentingi žmonės, turintys ir patirtis vadybinės, aš galiu paminėti Gintautą Bartulį, tai aš manau, kad tas žmogus tikrai, jis ir vadovavo, aišku, nes savivaldybės taryba tada buvo, jis buvo ir vadovas mūsų, tai aš manyčiau, kad tai yra daug žmonių kompetentingų. Antra, pačios savivaldybės administracijos, man iš tiesų keista irgi klausyti, kad kažkas požiūris kitos, tie žmonės mūsų savivaldybės administracijoje dirba jau daug metų. Dirba po 8, 10, 20, tai tas požiūris, aš manyčiau, jau turėtų būti susiformavęs. Žmogus atsakingai turėtų pirmiausiai vykdyti savo funkcijas ir kiekvienas gyventojas atėjęs į savivaldybę rasti turėtų kompetentingą atsakymą. Na, dėl pačios struktūros savivaldybės, be abejo, aš manau, kad pirmiausiai nereikėtų ir gąsdinti tų žmonių, kad kažkas čia jungs, apjungs, sujungs. Reikia pirmą atlikti analizę. Buvo dabar sujungti 2 skyriai, buvo bandyta 2 skyriai, nors tos funkcijos kažkaip, aš nežinau, ten nelabai jau sriderėjo tų skyrių, bet buvo daromi tokie dalykai, sprendžiant galbūt kai kurias personalijų, kai kuriuos klausimus. Aš manyčiau, to negalėtų būti, reikia labai gerai pasižiūrėti, ar dera skyriuose funkcijos. Be abejo, buvo pasakytas, kolega pasakė, kad pačias funkcijas reikėtų peržiūrėti, ar jos nesidubliuoja su kai kuriais skyriais. Tai, nes mes iš tiesų negalim imituoti darbą, kiekvienas darbuotojas turi jį neimituoti, o atlikti. Tai tokie principiniai dalykai, aš manau, kad tai yra esminiai ir mero be abejo administracijai vadovauja administracijos direktorius, bet meras ir jo komanda turėtų jam padėti. Dar trečia, aš manyčiau, dėl tų patarėjų visų, mes pagal įstatymą meras gali turėti vieną patarėją, be abejo, jis tai turi būti labai kompetentingas, jis turi iš tiesų patarti merui, jis tai turi gilintis į visus klausimus ir aš manyčiau, meras turėtų turėti pagal kiekvieną sritį, jeigu aš ir tapsiu savivaldybės vadovė, visuomeninių patarėjų, verslo, švietimo, sveikatos, tai žmonių, kurie yra tikri profesionalai šiuose srityse ir kurie galėtų tuos sprendimus padėti įgyvendinti. Na, o pačius sprendimus, aš manau, kad savivaldybės darbuotojai, jie rengia juos, jie be abejo turi parengti juos tinkamai ir kaip dabar buvo ne kartą, tie sprendimai taisomi taryboje, pertaisinėjami, tai tokių dalykų iš tiesų neturėtų būti. Prie šito klausimo noriu pamiršau užduoti ir panu Alvydui, ir panu Loretai bus skambučių teisė. Kalbėdamas su dauguma biudžeto įstaigų vadovų, iš tiesų išgirdau tokį kaip nuogąstavimą, kad iš tiesų neretai savivaldybės vadovai, nesvarbu kokio rango, jie naudoja tai vadinamą skambučių teisę. Na, kad ten pabandyti paspausti, kad būtent tas, ar ne ta personalija, kur tai ateiti, jeigu tai yra laisva vieta, arba ta. Tai aš noriu pasakyti taip, ar savo praktikoje, kada tapsit vadovais, ar jūs naudosite šitą vadinamą skambučių teisę pakreipti kito vadovos, kad jis jums sprendimą?
Nelabai supratau. Nelabai ir aš supratau. Pasakysim taip, yra vieta laisva kokia tai biudžetinė įstaiga. Tai jie priima ten, skatysim, kokį tai sprendimą, kad jis būtų. Ne tik konkursai, ten būna į taip. Tai vat, konkursas, ne konkursas, mesgi žinom, kad vis dėlto, ir vat, man, sakysim, dauguma, aš tokia padariau anoniminę apklausą, pasakysim, nevardinsiu, kur tai buvo pasakyta, kad vis dėlto stengdamasi paskambinti, o tu tam dalyvauji, tai būtų gerai, kad būtų tas arba ne tas. O tai aš noriu paklausti, ar bus naudojamas iš tokia praktika, aš nežinau, kaip čia buvo, vadovai anonimiškai taip jau pasakė, tai aš noriu paklausti. Kurios čia kadencijos? Iš šios kadencijos aš nešitą. Tai aš noriu paklausti, ar vis dėlto jūs savo praktikoje, ar naudositės tokią, ar vis dėlto nenaudositės? Tai Loretai dar norėjau pasakyti, kadencija šita tai ne mano, čia Loretai suformuota dauguma dirbo. Palaukit, ir jūs dirbot 2 metus. Nu dabar išsiaiškinkite, kas kad dirba. Vis tik jūs, kai pradėjote pokalbį, jūs labai aiškiai žiūrovams pasakėt, kad jūs atstovaujate pačią garbingiausią, seniausią socialdemokratų partiją. Tai vis tik meras buvo socialdemokratų atstovas, tai buvo jūsų atstovas. Praėjusią kadenciją jūs buvote meru. Tai iš tikrųjų nereikia kalbėti, kas buvo, kas nebuvo. Iš tiesų, socialdemokratai vadovavot savivaldybei 2 metus, tai aiškiai reikia žmonėm ir pasakyti, kad personalijos kitos, tai jūs vėlgi partiją jas deleguojate. Dabar... Partneriai renkasi. Taip, aš noriu vis dėlto išgirsti atsakymą į mano taip. Aš apie skambučius ar Alvydas? Ir abu. Man reikia išgirsti apie vieną. Pirmas aš nesupratau. Tai galiu ir aš atsakyti. Tikrai supratau dabar tą klausimą ir iš ties nėra normalu, kai mes reglamentuojam, kišamies į įstaigą smulkmeniškai. Jeigu tikrai pradedam ten nuo eilinio darbuotojo patarinėti įmonės vadovom, ką jis darys, tai tikrai mes sukuriam patys savo problemą. Kodėl? Užtat, kad tada vadovas nusiima atsakomybę, jis priima kartais nepatikrintus, ne pačius geriausius darbuotojus ir kolektyviai atsiranda problemų. Tai tikrai aš tokios praktikos netaikau ir tikrai, bet kaip vadovas tikrai prižiūriu, kad nebūtų nuleista kartelė, bent jau pagrindiniuose įstaigų vadovybėj, nes žmonių turim iš ko rinktis. Jeigu turim žmonių iš ko rinktis, kvalifikuotų, reikia iš jų rinktis, o ne mažinti kvalifikacinius reikalavimus ir taip toliau, kas buvo kai kuriuose dalykuose. Tai, manau, tikrai ta praktika tokia, nesikišti smulkmeniškai, bet kontroliuoti ir reikalauti atsakomybės. Prašau, Vilnaitė. Na, aš tai iš vis manau, jeigu mes skiriame, laimi žmogus konkursą, jis būna ir deleguojamas į kažkurią instituciją, tai jau manyčiau, kad jis būna pakankamai kompetitingas ir jei yra įstaigos vadovas, jis tai turi gebėti vadovauti tai įstaigai. Na, tai skambučiais aš iš vis nelabai nesuprantu, ar galima taip aplamai elgtis. Be abejo, jeigu mes ir stebime įstaigos vadovai pavaldus ir, tarkim, jeigu švietimo, tai švietimo skyrius koordinuoja jų veiklą. Jeigu yra pastabų, kad vadovas, tarkim, negeba vadovauti kolektyvu, ar jisai pažeidinėja įstatymus, taip, ir administracija turi reaguoti, ir meras turi reaguoti, bet aš pritarčiau smulkmeniškai vadovauti, mes iš tikrųjų, jei meras vadovauja rajonui, bet jis nevadovauja įstaigai. Tai turi dirbti kompetitingi įstaigų vadovai ir aš pirmiausiai, ką norėčiau dar pasakyti, jie turėtų, tarkim, atsiskaityti tarybai, kai atsiskaito ir kaimininėme rajone, atsiskaito visų institucijų vadovai, mūsų, tarkim, visos įstaigos, kad kiekvienas tarybos narys, jisai žinotų, ką ta įstaiga veikia ir ne tai, kad jis paskaitytų tuos pasakytų skaičius, ten kažkas tas ten mokosi tiek, ar tarkim, kai dabar seniūnių ataskaito gauna pašalpas tiek, bet tiesiog kaip sekėsi į įstaigai tais metais dirbti, kokią veiklą patobulinti, kokios buvo jos inovacijos, kokia tai yra sėkmės formulė. Tada mes matysime, ar jį tobulėja, ar jį tiesiog kažkaip tai sausai išsako visus skaičius. Supratau. Aš dar kelis dalykus norėjau pridurti. Tai pirmiausia, dar mes ir turim tuos vadovus ir gerbti. Jeigu mes, sakykime, nagrinėjom tą sritį, tos srities specialistas ar vedėjas turi dalyvauti ir sprendimų priėmime. Jeigu mes nuvažiuojam vadovą į seniūniją,
mes negalim aplenkti seniūnijos. Tiesiog turi žinoti seniūnas, kad mes lankomės, jeigu ten sprendžiam seniūnijos klausimus, tas seniūnijos vadovas turi dalyvauti. Ir tikrai, tokie elementarūs dalykai, kurių reikia prisilaikyti, tada ir tų vadovų autoritetą mes pakeliam. Ir atsakomybę padidinam. Tiesiog tokie būtini darbai. Tai yra etikos dalykai. Iš tikrųjų, vadovas jisai neturi jausti, kad jis ignoruojamas. Kad jis ignoruojamas, kad jis yra kažkoks jam spaudimas daromas ir tie įstaigos darbuotojai paprasčiausiai ir žeminamas tas vadovas. Jie nebegerbs tokių vadovų. Jeigu jis yra, tai jo paslaugom reikia naudotis. Jeigu jau juo nepasitikė, tada kažkas negerai, reikia kito. Supratau, jūs skambučių teisę nesinaudosit. Taip, supratau. Pradedam toliau, pratęsim toliau mūsų laidą. Noriu pasakyti, kad jau klausimų iš tiesų yra daug, bet visų mes čia neaptarsime. Kaip ir mes pertraukos metu kalbėjome apie tai, kad šilumos temos jau neliesim, todėl kad viskas aišku, biokotelinė statoma ir turėtų jau kitas sezonas mums bus aiškus, ar atpiks šiluma, ar neatpiks. Bet vieną klausimą vis dėlto aš noriu paliesti. Ir paliesti tik pagrindinėmi temomis, ne apie tai. Nekalbam apie tai, kad kas patenkintas, kas nepatenkintas. Bet atliekų tvarkymas ir yra vienas toks, noriu sužinoti jūsų nuomonę vienu klausimu. Labai konkrečiu. Dabar, kaip mes žinom, metodika yra labai paprasta. Taip, paprasta jinai, aptarnavim paprasta, viskas yra aišku. Nuo ploto, sakysim, tam kokį tai nustatytų nuo 100 kvadratų, žmogus moka ir nesvarbu, kiek žmonių gyvena tam, skatysim, bute arba name, jis sumoka ir pagal statistiką paskutinę Prienų rajono savivaldybėje šitas mokestis yra vienas žemiausių iš tiesų mūsų regione. Aš nepažiūrėjau, kaip ten Lietuvoje, bet turbūt ne tik regione, matyti Lietuvoje, todėl kad regione kai kur labai daug yra. Bet aš norėjau, bet dabar jau pradeda kalbėti apie tai labai dažnai ir politikai žaidžia šitą kortą, kad būtinai turi būti nuo svorio, kad žmogus jaustų, kad čia jis moka, už tą moka ir netgi kai kurie siūlo įvesti nuo deklaruotų žmonių bute. Tai noriu išgirsti šitą atsakymą. Prie kokios jūs metodikos ir kokio linkme jūs, kada tapsit vadovais, kas tai iš jūsų taps vadovų ir kokia bus politika jūsų šio klausimu. Išklausysiu. Išklausyti, kad jūs viską žinot, jūs sutartį rengėt, rašėt, iš tiesų pasirašėt. Aš tai labai paprastai pasakysiu. Tai metodika iš esmės yra, dabartinė metodika yra ydinga ir neteisinga. Aš manyčiau, kad kurdami racius, rengdami šią sutartį, paprasčiausiai buvo nueita lengviausių kelių, kai nereikėtų lengviau administruoti. Pasiimama iš registrų centro duomenys, kiek yra plotų, kiek yra gyvenamųjų namų, jie apmokestinami ir kaip ir viskas čia tvarkoj. Aš manyčiau, kad pirmiausiai jau ne kartą sakyta ir nereikėtų vėlgi galvoti, kad turėtų žmogus mokėti už tai, už pačią paslaugą. Kiek jisai sukaupė atliekų, už tą svorį jis ir turėtų susimokėti. Ir be abejo susimokėti už tai, kad jas iš jų išvežė. Tai yra du tokie principiniai dalykai. Dabar, jeigu žmonės moka už tą, kad ir sako, ar vėją švilpinti į konteinerius, tai nėra iš tikrųjų gerai. Ir pats plotas galim kalbėti, čia buvo daug kartų, aš jau atsimenu šitą diskusiją, daug metų, iš tikrųjų pats plotas, kad buvo čia įrodinėjama politikų, kad anksčiau, kad pats plotas neva čia, jei turi namus, tai jisai prabangiai gyvena didelius, plotas iš tiesų nešiukšlina, kaupiam atliekas dėl to, kad ar daugiau vartojama, tarkim, ir aišku, žmonių skaičius yra svarbu. Bet pati metodika jinai turėtų būti skirtinga, aš manyčiau, pačiam miestui ir pačiam galėtų būti skirtinga rajonų gyventojams. Kadangi mieste iš tikrųjų kainuoja mažesni surinkimo kaštai, iš tiesų dargi neperžiūrėta vis tik
prie daugiabučių niekas nerūšiuoja per daug tų atliekų, visi deda į bendrus konteinerius, ten yra stiklo konteineriai, yra keletas, bet kitos atliekos jos atsiduria bendruose, privačių namai, žmonių namai, jie rūšiuoja tas atliekas. Iš tikrųjų nėra gerai pats lengviausia dabar nueita pačiu lengviausiu būdu, kaip pasimti žmonių pinigus. Bet kaip iš esmės susitvarkyti su atliekom, nėra susitvarkoma. Nes neprivažiuoja, jeigu prie žmogaus kaime, tai aš manau, kad čia yra paslaugos tiekėjų, jis jam apmokama už paslaugą problema. Jisai turi pasirūpinti tokių transportų, jis turi pasiskaičiuoti, tada ar jam apsimoka bus važiuoti, ar jam neapsimoka važiuoti. Iš tikrųjų ir didelė problema yra sodų bendrijose. Taigi aš manau, kad riba reikėtų ir miestą atsiskirti šiek tiek, pasižiūrėti į kaimo vietovės taip pat kitaip, nes yra skirtingos problemos. Jau aš čia nesutinku su Loreta ir tikrai Loreta, prisimenu, 10 metų pabaigo, 11 pradžioje žadėjo ten per 100 dienų pakeisti tą atliekų tvarkymo sistemą. Asmeniškai tikrai nežadėjau. Dirbot koalicijoje, nieko nepakeitė. Palaukit, jūsų abidai dabar aš pabaigsiu. Jūs taip pat buvote toj pačioj su manim koalicijų, kiek suprantu, kiek aš buvau. Aš nežadėjau keisti, tai man ir nebuvo. Bet jūs pasirašėt sutartį, tai jums ją įpakesnė. O aš pasakysiu, iš ties politikuojam šioje srityje. Aš irgi pripažįstu, kad čia ne viskas gerai, ne viskas tobula, bet tobulesnio būdo nei vienas politikas nepasiūlė dar man dirbant. Aš kai pradėjau dirbti 11 metais, mes per 1 metus paruošėm metodiką, visą sistemą paleidom, blogai, gera, netobula, visko yra. Kai darai darbą ir padarai klaidų, bet tikrai šitiek diskutuota ir kituose regionuose ir nieko gudresnio nesurado. Negali pati, aš suprantu, kad tos neteisybės yra, bet teisybės atstatymas, buvo paskaičiavimas, mokslininkų paskaičiavimas. Jeigu pilnai pasverti, suskaičiuoti, tai tą atliekų sistemą išbrangina kelis kartus. Dar Loretos paminėjimas, tas skirstimas miestas, kaimas, tai įsivaizduojat, jūs labai tokį blogą pavyzdį pateikėt. Šitam regione padaryta solidari sistema, kad, pavyzdžiui, didieji miestai, Alytaus miestas dengia už Prienų rajoną dalį kaštų išlaidų. Jeigu tik tai mes tą antį paleistumėm, Alytus atsiskirtų, mūsų visų rajono kaštai iš karto padidėtų. Jūs suprantatgi, atliekų ir centras šalia Alytaus, ir miestas visas koncentruotai visi atliekų turėtojai sudėlioti, tai jiem pigiau tas atliekas surinkti kainuoja. Tai tas būdas tikrai netinkamas ir galvoju, tikrai reikia patobulinti ir tobulinama, be abejo, jau dabar aš tikrai taip nuodugniai nesu susipažinęs, bet žinau, kad yra galvojama, kad automobiliai, kurie važiuoja surinkti atliekas, fiksuos pakėlimą kiekvieną ir tokiu būdu fiksuos tikrai, kur privažiavo, kur neprivažiavo. Dabar, ką dar dėl atliekų, tikrai dar yra, kur nepagrįstai moka ir įmonės, ir šitą dalyką reikia patobulinti ir gal reikėtų lankščiau, kad nereiktų kiekvienais metais ten rašyti įmonėm, kai kuriems žmonėm, kurių paskirtys negyvenamosios prašymus, kad juos atleisdinėtų. Čia tikrai tarybos kompetencija ir šitus dalykus galima patobulinti. Bet iš esmės ta tvarka tikrai Alytaus regionas pats atliekų tvarkymo sistemoje pirmauja ir įkainis yra vienas mažesnių. Tai, kitų grėsmių yra, politikų priimtas, Seimo priimtas vartų mokestis, kuris nuo 16 metų gali išbranginti atliekų surinkimą. Tai tikrai yra blogybė, jeigu jo nepataisys, ir manau, kad tikrai turėtų pataisyti, nes pati sistema Lietuvoje nesukurta, o jau įvedinėjom vartų mokestį. O šiaip sistema tobulėja, žmonės rūšiuoja daugiau atliekų, tikrai mes matom pažangą, švariau pas mus. Aišku, dar mes ir paties gyventojo, matyti, sąmoningumą turim pakelti ir tada tikrai, tą sistemą tobulinti, kaip ir visi pripažįstam, nuo kiekio gal daugiau, bet šiuo metu aš nematau tokių galimybių.
Aš tai manyčiau, kad nenoriu sutikti iš principo su kai kuriais dalykais. Iš tiesų jūs sakot, kad patogiau ten naracijų suskaičiuoti, jam lengviau suskaičiuoti ir apie tas, kad nuo ploto vis tik yra gerai, bet paminėjot ir įmonės, taip, pavyzdžiui, įmonės įsikūrė, jos yra dideli plotai, jom yra labai dideli mokesčiai už atliekas, tai yra nėra teisinga, tai būtent ta sistema ir yra neteisinga, jei mes skaičiuojam plotas ne pačias atliekas. Dabar vėlgi jas reikia pradėti skaičiuoti. Aš nelabai suvokiu, kai ir pas mus buvo rodoma didelį skolą, staiga jinai paima ir per kelias savaitės vos nesumažėja. Tai aš minčiau iš vis tokias turėtų tvarkyti atliekas savivaldybės įmonės, kurios įmonė pati, kuri pasiskaičiuotų, kad mes mokam ir už mus ten vos nedotuoja Alytaus miestas, bet aš manyčiau, kad socialiai tikrai, kodėl mes turime kažką kurti ir nemokėti už patį faktą. Tai jeigu aš sukaupiu atliekų 3 konteinerius, aš už juos turiu sumokėti, plus sumokėti taip už tą aptarnavimą, už nuvežimą sumokėti, bet mokėti už paslaugą taip, tai mes visi turime skaičiuoti. Bet kažkaip dabar pas mus nėra skaičiuojama. Tai nepaslaptis, kad pavyzdžiui, moka žmonės, kurie mirė, jiem ateina sąskaitos. Tai nėra vis tik Alytaus regionas, jūs girėte, jis tvarkosi tiek metų. Ir vis tiek nėra sutvarkyta, nes yra, aš pati mačiau, pasiprašiau iš seniūnijų žmonių pavardės, miręs konteineris numeris toks. Tai palaukit, tai jei žmogaus nėra, nėra sistema tobulina, nėra tobula sistema. Aš nesakau, kad jūs teisingai sakot, sukurti reikia tobulumo. Atliekas rūšiuoti be abejo, mes jas turime ir privalome, bet paslaugą suteikti, mes miesto, bet sakot, atskirti. Miestas taip, mes gauname konteinerius, mes juos rūšiuojame. Kaimo žmogus neturi tų konteinerių. Jam liepia dėti į maišus kažkokius, kuriuos išdrasko žvėrys, jis tada ima. Pati paslauga nesuteikia vienodos kokybės. Aš vis dėlto norėčiau ponus kandidatus, ponė ir poną kandidatą, atskirti techninį darbą, kuris daromas ir patį metodiką. Čia vienas dalykas. Bet noriu pasakyti taip, kokiu būdu jūsų atveju ir jūsų atveju bus užtikrinta aplinka, neteršimo aplinkos. Mes jau turėjom, iš tiesų pagal sutartis, mes turėjom šitą sistemą ir pusė viso šito važiuodavo į miškus. Jeigu mes vėl grįšim ir nebus jokios rinkliavos, tai žmogus, kuris, kad jis norės ko mažiau, kad jam būtų konteinerį šitą. Taip mes užtikrinsim aplinkos teršimą. Negrįšim, kad vėl miškai ir pakelės bus pilnos. Aš tik klausimą tokį noriu užduoti. Ir kas kontroliuos ir iš kur bus paimtos lėšos? Nežinau, aš manyčiau, tai šioje vietoje tai labai paprastai. Iš tiesų jau praėjau nemažai laiko, kai pradėjome aplamai Lietuvoje kalbėti apie atliekas, nuvažiuojame ir į kaimyninės šalis, matome, ir iš tiesų žmonių sąmoningumas didėja. Didėja tas žmonių sąmoningumas ir nereikia galbūt manipuliuoti, kad kažkokie blogiečiai, tie mūsų žmonės ar mes, kiti, jis didėja, žmonės patys jau nori ir vaikai rūšiuoja atliekas, netgi šeimose ir kontroliuoja tą rūšiavimą. Tai reikėtų galbūt ir taip prevenciškai dirbti, tą žmonių savimonę skatinti ir turbūt mums nereikės, ir puikiai pasitarnavo šioje vietoje, tai yra akcija darom. Visos bendruomenės, asociacijos, įstaigos tvarkosi, joms rūpita aplinka. Tai yra kultūros, tai yra mūsų kultūros dalis ir turime tą kultūrą vadovauti. Supratau. Turit ką Aš tik tai noriu pasakyti, kad tikrai vis tiek tas siekis savivaldybės, kad kuo mažiau atliekų patektų ne ten, kur ne į konteinerius, nes jų surinkimas iš tų netinkamai numestų vietų kainuoja 4 kartus brangiau negu paėmimas surinkimas konteineriais. Tai tą reikia padaryti, nes toks paprastas pavyzdys mieste. Gyvenamasis kvartalas, kur bendri konteineriai ir šalia gyvenamieji individualūs namai, kur privatus konteineriai. Tai jeigu mes padarom pagal kiekį, tai viskas atsiduria bendruose konteineriuose, individualiuose nelieka. Arba turim įruošinėti aikšteles, brangias aikšteles, jas rakinamas daryti. Tai didelės investicijos ir be abejo, tai būtų teisingiau gal, bet dar reikia pasverti, ar tas teisingumas atsipirks tuos kaštus, atpirks tuos kaštus.
Suprantu. Nu kągi, turbūt jau žmonės, kurie žiūrės, jau galbūt jau pradeda ir arbatos išgėrė, galbūt ir jau kavos. O mes tik vandenį čia, vat. Ir paskutinis, galbūt toks lengvas klausimas, neklausimas, tokia tema. Pradžioje aš klausiu, kodėl turi balsuoti už jūs. Dabar aš noriu paklausti, kodėl jūs einat į merus? Kokia jėga jūs įpareigoja vidinė arba kokie tai kitos, kad jūs pati ir jūs pats norit būti savivaldybės vadovu. Galit pasakyti, kodėl jūs norit būti savivaldybės vadovu? Prašau, kas pirmas, kas nori būti drąsus? Nu, ponė Lydai, jūs kaip jau vyras visada... Buvęs vadovas. Tai aš padariau pertrauką, pažiūrėjau, leidau kitiem pasireikšti ir išties gerai kartais pažiūrėti ir iš šalies, kaip vyksta valdymas, kokie valdymo principai. Ir vis tiek žiūrėdamas iš šalies, aš kaip ūkiškas žmogus, kaip ūkininkas, vis tiek tos ūkinės patirties turėdamas, manau, kad geriau galiu vadovauti savivaldybei, geriau sutelkti tą pačią tarybą, pareikalauti ir iš administracijos, kad Prienuose tie darbai, tie sumanymai, ta strategija būtų vykdoma tikrai sklandžiau, kad kažkaip ir politikai pačioj taryboje elgtųsi padoriau, nekaltintų vieni kitų, nežemintų kartais dėl politinio kažkokio kapitalo pačių Prienų, kad čia pas mus tai jau čia duobė ar kas. Visko čia pas mus yra tikrai, yra taisytinų dalykų, yra gražių dalykų, tikrai mes galim dar labiau susitelkę visus mūsų žmonės, darbščius žmonės, sutelkę pačius ir politikus, yra ir naujų vėjų. Ir manau, kad galim tikrai savivaldybę tuos darbus padaryti, kad mes visi didžiuotumės, kad žmonės didžiuotųsi. Tai kodėl jūs norit būti merė, ponia Loreta? Manyčiau, aš iš tikrųjų politikoje pakankamai esu kaip politikė, jauna politikė, ją įsijungiau prieš praėjusius savivaldos rinkimus, tapau tarybos nare. Ir manau, kad politikų būti iš tikrųjų nėra lengva, nes politikas turi pasižymėti būtent gerą įžvalgą, pasižymėti dideliu atsakomybės jausmu ir be abejo turėti idėjų. Pati aš gimiau ir augau Prienų mieste ir daugelio dalykų man dar iš vaikystės, jis išliko visada, buvo ir bus brangus šis miestas, bet aš pastebėjau, kad jis nelabai ir keičiasi. Nes atvažiavus į Prienų miestą jau daugeliu kyla klausimas, kodėl neveikia pas mus ir Malūnas, tas buvęs Revonos viešbutis, ta pati krantinė. Aš manau, kad mes politikai turėtume turėti ir dėl to aš didesnį strateginį mąstymą. Kad kiekvienas, jeigu žmogus važiuoja pro mūsų miestą, sakytų, mačiau čia gražu, čia patrauklius aikštelį žaidimų, čia kažkas padaryta taip, ko kitur nėra. Čia mes norime gyventi, nes čia mums saugu. Aš esu iš esmės savo krašto patriotė. Man taip pat manyčiau, kad aišku, be abejo, ne pats Prienų miestas, mūsų viso rajonų žmonės, visi miesteliai, jie turi turėti gražėti, turėtų. Ir kalbant apie bendravimą, aš kaip tikrai didelę patirtį turiu visuomeninėje veikloje, daug metų ir pačiai Prienų bendruomenėje vadovavau. Mes visuomenininkai žinome, kaip sutelkti žmonės, kaip juos motyvuoti idėjoms. Ir manyčiau, kad turiu tos bendravimo ir komandinio darbo patirties. Iš tikrųjų, politika turi keistis mūsų politikų kultūra, nes ta viešoji nuomonė, kad politikų jau tampa būti vos negarbinga, čia jūs politikai. Mes politikai be abejo, aš pritariu kolegai, mes turime pirmiausiai gerbti vienas kitą. Ir atėję aš jau pasikartosiu, gal į tarybą, ne taip pasėdėti joje,
bet atsakingai joje dirbti. Nes mes, kai dalyvaujame rinkimuose, mes žmonėms sakome, mes atstovausim jums, mes jau čia dirbsim. Na, nepaslaptis, yra tarsi tų nebyliųjų atstovų. Tai aš manyčiau, kad mes, pakartosiu, į politiką eidami, turime jau turėti aiškę viziją. Na, ir aš manau, kad bendravimas su įstaigom labai svarbu, su seniūnijom svarbu. Vis tik meras turi bent per metus tikrai apsilaikyti visose įstaigose, susiviltikti su verslo partneriais, su verslu. Tai čia yra jau kaip ir mes jau nekartą ir sakėm seniūnams, jie turi žinoti visus seniūnijos kelių, taip ir meras, jisai turėtų žinoti visas savo įstaigas ir partnerius. Supratau. Nu kągi, manau, tokios pakankamai aštrios temas išaiškintas, jūsų pozicijos aiškios. Mes dar priminsim portalą kvitrina.com lankytojams, kad kovo 15 vyks antrasis merų rinkimų turas. Tai kviečiame visus ateiti į rinkimus, atiduoti balsus už čia sėdinčius žmonės, arba už Alvydą Vaicekauską, arba už Loretą Jakinevičienę. Ir tada mes turėsim, pasirinkit, ir mes turėsim savivaldybės vadovą. Nepamirškit, mes renkam savivaldybės vadovą. Pirmą kartą mes renkam, o ne taryba, ne politinės partijos, o mes rajono gyventojai. Iki kitų susitikimų. Po rinkimų.